Šaldytuvas vėl 53. Iš tikrųjų yra 76, nes drasko variklį. Taip yra klaidinami renginiai. Įtampa aukšta. Įjungus virdulį įtampa nukrenta. Badauskai kontroliuoja pilnai mūsų elektros laidą. Vagystė toliau tęsiasi, viena po kito. Iš policijos pareigūnė siunčia laiškus, kad niekas net nepradės jokios bylos, nes jau nusprendė, kad aš esu šmeižiu Badauskus. Ir paliko tą patį bylos nuosprendį. Mane nubaudė baudžiamasis kodeksas šmeižtas. Nors 14 metų vyksta nusikaltimas ir tai yra akivaizdus, kad Badauskai valdo mūsų elektros trifazį laidą. Per 2 dienas Badauskai prisuko daugiau nei 1000 kW, 252 įrenginiai bitkoinams. Ir tai vadina šmeižtu. Sugebėkit jūs prisukti televizorių, katilą turint, kuris irgi tik tai vakarais tekūrenamas. Visą dieną nebūnant namie. Vienai motinai su 2 vaikais. Sugebėkit jūs tiek prisukti elektros per 2 paras. Badauskai toliau vagia. Kadangi turi savo pareigūnus, kuriems greičiausiai moka net tai atlyginimus jau. Nes jeigu rasiu šitokios nesąmonės, kad niekas nevyksta, pareigūnai jūs patys klėdit, vyksta pas manęs namuose, vyksta nusikaltimas ir Badauskai yra subūrę grupuotę asmenų, kurie apiplėšinėja žmonės ir reketuoja jau ir žudo. Jūs pareigūnai klėdit, jums reikėtų diagnozę šitokį nustatyti. Jūs prisidedat prie nusikaltimų. Pareigūnai prisideda su ESO ir Igničiu prie nusikaltimų grupuotės.